Sveiki visi. Pastarojo laikotarpio pagrindinė tokia aktualija mūsų politinėje padangėje, žinoma, be Trumpo ten zigzagų ir retorikos, tai nekilnojamo turto mokesčių tematika. Prieš porą metų ji jau, tarp kitko, buvo iškilusi į paviršių. Ir net tas pats žmogus, kuris dabar rengia protesto akciją prieš tą mokestį, ir tada, kiek atsimenu, buvo suorganizavęs tokią pat protesto akciją prie Seimo. Jis, tarp kitko, kaip skelbia mūsų žiniasklaida, yra senokai Danijos pilietis, ar bent gyvena Danijoje senokai. Ir panašu, kad Lietuvos žmonių likimas jam svarbesnis nei patiems čia buvėms. Tokie štai paradoksai. Deja, tada konservatorių ir liberalų valdžia vis dėlto nesiryžo įvesti tokį mokestį. Nors jų projektas, kiek atsimenu, net nelietė pirmojo būsto. Dabargi socialdemokratų vedama atseit kairiojo centro koalicija pasirengusi įvesti visuotiną nekilnojamo turto mokestį ir perspjauti šioje vietoje visus dešiniuosius ir konservatorius ir liberalus kartu paėmus. Socdemai visada norėjo atrodyti šventesnį už Romos popiežių, tam, kad atsižegnuoti nuo buvusio komunistinio šleifo. Per visą savo istoriją jie nuolat dreifavo į dešinę politinę spektro pusę, niekada neturėjo kažkokio tai stuburo. Jie visada linkdavo ten, kur juos stumia agresyvesnė, tokia aktyvesnė politiniai oponentai ar tiesiog išoriniai šeimininkai. Priminsiu, kad ir darbo kodekso liberalizavimą, kuris samdomus darbuotojus faktiškai pavertė baudžiauninkais, irgi savo laiku inicijavo socdemai. Bet šioje situacijoje man asmeniškai įdomus pasirodė kitas aspektas. Šis mokestis tampa tokiu savotišku tiesos kriterijumi. Žmonės staiga susidomėjo turto, nuosavybės, mokesčių problemomis. O tai iš esmės yra tokia marksistinė, ypač Markso Kapitalo tematika. Bet susidomėjo jie kažkaip izoliuotai, nesusiejant šių klausimų su politika. Dar daugiau ir būsimo mitingo organizatoriai, ir šiaip įvairūs apžvalgininkai net vis pabrėžia, kad tai visiškai lokalus, grinai ekonominis, išplaukiantis iš kažkokių blogų valdžios ketinimų dalykas. Nors akivaizdu, kad visa tai būtent politekonomijos klausimas. O politekonomija, kaip žinia, išguita iš mūsų socialinės erdvės kaip savietinė tokia liekana. Deja, kai kurie veikėjai vis dėlto priversti prabilti vos ne marksistiniais terminais. Ir vienas buvęs sąjūdžio aktyvus veikėjas ir dabartinis gana ryškus opozicionierius Zigmas Vaišvila net paskelbė Respublikoje, kad metas atsisakyti iliuzijų. Ir nors jis ten susipainiojo marksizmo klasikų veikaluose, bet pateikė gana tokią nuoseklią politekonominę dabartinės geopolitinės situacijos analizę. Bet vis vien pabaigoje ir jis nesusilaikė
nu visiškai tokios konjunktūrinės išvados. Atseit melas tai, kad nekilnojamo turto mokestis reikalingas karo biudžetui. Neva šį mokestį renka savivaldybės, o karo išlaidos finansuoja visos Lietuvos biudžetas. Bet tokia išvada yra iš esmės klaidinga. Kodėl? Pirma, ta pati Respublika, tarp kitko, kitoje vietoje nurodo, kad tik pusė NT mokesčio bus skiriama savivaldybėms, o kita pusė valstybės gynybos fondui. Tai yra būtent karo reikmėms. Antra, savivaldybių biudžetai, kaip nurodo jų įstatymas, tarp kitko skirti ar organizuoti civilinę saugą, priešgaisrinių tarnybų darbą, valdyti, disponuoti valstybinę žemę ir kitą valstybinį turtą jų teritorijose. Šioje vietoje, pavyzdžiui, Vilniaus valdininkai jau kalba apie slėptuvių renovaciją, Vilniečių evakuacijos planus, jų susibūrimo vietų organizavimą, naujų kelių pratesimą, miškų iškirtimą militarizacijos poreikiams ir kitas gynybinės išlaidas. Vienu žodžiu, viskas vis vien remiasi į tokią karingą valdžios politiką valstybės ar savivaldybės lygyje, kuriai reikalingas papildomas finansavimas. Šiaip jau mokesčiai, žinoma, neatsiejami bet kurios valstybės dalis. Kaip sakoma, yra tik du gyvenime neišvengiami dalykai – mirtis ir mokesčiai. Bet kokie mokesčiai, kiek jie teisingi ir pagristi, kam jie daugiau ar mažiau naudingi, čia jau viskas priklauso nuo santvarkos ir valdančios klasės politikos. Visų tų buvusių sąjūdiečių bėda, kad kiek jie šiandien bebūtų ten praregėję ar kritiškai nusiteikę esamos situacijos atžvilgiu, yra viena. Pasakę A, jie nedrįsta arba tiesiog nesugeba pasakyti ir B. Jie kalba apie pasekmes, bet ne apie priežastis, apie reiškinius, bet ne apie esmę, apie kitų, bet ne apie savo klaidas. Dar vienas įdomus visos šios situacijos aspektas, mano galva, yra būtent nuosavybės problema. Kas su tuo darosi? Atseit kalbama, kad būstas tai mano nuosavybė ir aš jį jau esu privatizavęs. Taip, kaip tai neparadoksalu, kai tą būstą tau nemokamai padovanoja tarybų valdžia, jis iš tikrųjų, nors ir nominaliai buvo valstybinis, bet faktiškai jis buvo tavo nuosavybė. Bet kai tą būstą tu privatizavai, jis dabar yra tavo kapitalistinė nuosavybė, privati nuosavybė. Šiuo atžvilgiu yra nominali, sąlyginė nuosavybė, nes jos funkcionavimas, tos nuosavybės įsipaišo į bendrą kapitalistinės santvarkos evoliucijos sistemą. Ta evoliucija šiandien iš tikrųjų vyksta. Kapitalizmo sąlygomis, kaip žinia, privati nuosavybės forma kurį laiką buvo šventa ir neliečiama. Ir tai iki šiol įrašyta į visas buržuazinės konstitucijas. Bet dabartinis, skaitmeninis, galima jį tai pavadinti kapitalizmas, yra alternatyva dėja ne tik socializmui, komunizmui, su visuomenės valstybinės nuosavybės dominavimu, bet ir priešingybė klasikiniam kapitalizmui, su jo šventa privačia nuosavybė. Dabartinis kapitalizmas neigia pats save, pasekmė naikina priežastį. Privati ir net asmeninė nuosavybė dabar vis daugiau pajungiama naujiems pasaulio šeimininkams,
tai yra informacinio tokio skaitmeninio kapitalizmo korporacijoms. Jų nuosavybės specifika yra tokia, kad nereikalauja koncentruoto privataus objekto. Jų biznis leisti bizniauti kitiems, kadangi dabar verslauti galima ir neturint privačios nuosavybės. Pavyzdžiui, arenduojant gamybinės priemonės, tame tarpe ir asmeninės patalpas. Jos irgi turi būti įtrauktos į biznio verpetą. Žmonės pratinami gyventi ne tik be privačios, bet net ir be asmeninės nuosavybės. Jie jau neretai per visą gyvenimą neturi savo būsto, savo automobilio, savo pinigų ir panašiai. Vakaruose nuosavas būstas vis retesnis atvejis, daugiausia nuomojama. Viskas arenduojama, išnuomojama, sąskaitizuojama, skaitmenizuojama ir taip toliau. Viskas laikina ir taip nepastovu. Stabilumas kaip ir sąžinė ne šio pasaulio dimensijos. Deja. Taigi privatininkus, tame tarpe ir būsto savininkus, šiandieninėme pasaulyje ekspropriuoja, išsireiškiant senoviniais terminais, ne kažkokia tai proletariato diktatūra, o būtent kapitalizmas. Ir kapitalistiniai sistemininkai, ir kapitalistiniai nesistemininkai šioje vietoje, gal net patys to nesuvokdami, pučia į vieną antisocialinę tokią dūdą. Todėl ir bandymai kažkaip cenzuruoti būsimą protesto mitingą iš jo organizatorių pusės siekiant išvengti karo bei taikos ar kitokios politiškai jautrios tematikos, deja gali pasitarnauti tik valdančiųjų interesams, tik sistemos tolimesniam išgyvenimui. Bet į mitingą vis vien reikia eiti. Visos protesto akcijos suteikia politinės patirties. Jis skatina kažkokį tai politinės sąmonės augimą, ugdymą. Atlikti radikalų tokį liaudišką ir tuo pačiu pasvertą apgalvotą veiksmą gali tik sąmoningi žmonės. Tai tiek šiuo klausimu. Sėkmės.